Labą. Sveiki visi, kas žiūrite. Šiandien tokia mintis atėjo tema, ją uždavė draugė mano šitą temą. Ir ta tema apie, jinai labai svarbi iš tikrųjų. Aš jos niekad taip buvau labai aktyviai nekėlus, nežiūrėjus. Ir kažkaip, ne tai, kad man jinai neaktuali gal buvo, bet tiesiog nesusimaščiau taip. Ir kaip draugė manęs paklausė, sako, kodėl taip yra, kad dažniausiai moterys nepriima savo kūno. Kodėl moterys nepriima savo kūno, kodėl mes esam visada nepatenkintos kažkuo, nesvarbu kuo, plaukais, nagais, ragais, oda, svoriu, išvaizda. Aš nežinau, gal kelias moteris pažįstu, kurios kaifuoja nuo savo išvaizdos ir priima save 100%, bet iš tikrųjų tai, net ir su ta drauge kalbėdamos, aptarėm, sakau, taip, aš sveriu palyginus nedaug, mano ūgis 1,70 m, kažkas tokio, aš sveriu ten dabar 64, bet aš nesu visiškai patenkinta, aš norėčiau ten tuos 3-4 kilus nuo pilvo numesti, nes, kad ir atrodo kūda, bet yra pilvas, yra gimdyti 4 vaikai. Ir jau aš matau trūkumus, suprantat, trūkumai. Kodėl mes moterys matom tokius trūkumus, kur kita moteris žiūrėdama, pavyzdžiui, mane sakytų, ne, tau viskas gerai, tu gerai atrodai, viskas tau gerai, figūra gera, ko tu čia nori iš savęs, bet kad ir kokia ta figūra bebūtų, visada mes kažkaip tai ieškom ir randam prie ko prisikabinti. Ar prie to svorio, ar prie odos, ar prie plaukų, ar panašiai. Tai tą temą pradėdama nagrinėti, dasikasiau gana giliai. Ir tai ateina net iki Adomo ir Ievos turbūt, iki tų visų sodų. Ir mes visada esam įpratę, kaip programa kažkokia, lyginti save su kitais. Lyginam save, matom, ten kažkas pasportavęs, turi figūrą, gražią, dar kažką, ir aš to neturiu ir norėčiau, bet nėra dabar taip. Ir tas lyginimas su kitais duoda tą įtampą vidinę, spaudimą savęs, būti kitokiu, reikalauti iš savęs kažko daugiau ir panašiai. Tai aš apie tą lyginimą su kitais esu jau kalbėjus, man atrodo, kad ne su kitais reikia lygintis, o pačiam su savimi, kokia buvau vakar, kokia su šiandien, ar kokia buvau prieš 10 metų. Ir tada matai tą skirtumą, tą nueitą savo kelią, ne kažkieno kito, kaip jisai ten ėjo, nes mes į kito irgi batus neįlysim ir nežinom ten, kiek kas tam žmogui kainavo, ne tik fiziškai, bet ir emociškai turbūt, ar laiko atžvilgiu. Ir tai yra labai sunku, bet save mes palyginti galim. Ir kas liečia svorį, išvaizdą, prie savęs, savo kūno nepriėmimą, tai yra, kaip sakiau, labai giliai nuo Adomo ten ir Ievos laikų. Ir man iškilo toks vaizdinys, susijęs irgi religijos tema, gvildenau apie tą gyvatę, kuri įkalbėjo Ievą suvalgyti obuolį. Ir tarsi metafora tai yra, jeigu taip jau interpretuojant, ar ne, žmogus, kol neturėjo pažinimo to, vaikščiojo jie ten po tą rojų nuogi, nesislėpdami, priimdami save tokius, kokius jie yra, kokie. Čia atšliaužė gyvatė ir įkalbina pažinti. Ir tada, kas atsitinka, tada Ieva su Adomu pamato, kad jie yra nuogi ir pradeda dangstytis, pradeda gėdintis savo nuogumo, tokio, kokie jie yra iš tiesų, ar ne. Ir, atsitinka, kas atsitinka. Tai ir dėl ko aplamai tas gyvatės vaizdinys man kilo, viskas čia irgi yra turbūt susiję, nes dabar šiom dienom turėjau irgi tokią patirtį įdomią, sapnavau sapną, kad esu kažkur miške, kažkoks upelis, apaugęs žolėm ir tam upelyje matau tokią kaip anakondą, didelę gyvatę, matau, kad jinai kažkaip ten raivosi, vartosi, lyg su kažkuo kovoja ir matau, kad prie jos ten prikibę yra 3 gyvūnėliai, vėžliukas, žuvytė ir driežiukas. Nežinau kodėl, bet aš tam sapne sąmoningai mąstau ir suprantu, kad tie gyvūnėliai tai yra Saulė, Džiugas mano ir Vėjūnė. Jie pasivertė kažkaip ten tais gyvūnėliais ir aš mintimis bandau su jais kalbėti ir sakau,
nu, kad liaukitės, paleiskit tą gyvatę, nu, bėkit nuo jos kuo toliau. Pribėgu prie kranto, kažkaip ištraukiu žuvytę vėjūnę, jinai jau toks vaizdas, kad nu, nekruta, kažkas jau blogai, galbūt ta gyvatė įkandus, vėžliukas pats išlipa, džiugas, o saulė kaip dryžiukas irgi išlipa, pati kažkaip, bet irgi lyg sužeista. Nežinau, tas nuo įtampos, nuo viso to nerimo aš prabudau naktį, pradėjau galvoti, kas čia yra, kaip čia yra, ir šiaip tos didelės gyvatės vaizdinys sapne yra man labai gana dažnas, nuo vaikystės mane persekioja ta gyvatė ir esu jau YouTube paskaitoje pasakojus, kaip kažkada tik ąžuolas buvo gimęs, aš sapnavau, kad puolam mane didelė gyvatė, ąžuolas man už nugaros, aš jį bandau apsaugot, ta gyvatė nori jo, aš ten su tokia lasda kaip kokio tai žynio, didelė lasda, tokia išsišakojus, aš tą gyvatę bandau sulaikyti, per petį šaukiu ąžuolui, kad bėgtų į mišką. Ir aš nuo viso to streso ir įtampos prabundu, visa tokia, kai būna tas emociniai sapnai. Ir man tik prabudus aš išgirstu, kai kitam kambarį ąžuolas sušaukia per košmarą, vat kai būna ir neprabunda, aš atbėgu, jisai mamytė mane gyvatė miške užpuolė. Ir man toks, o vau, čia tai geras, nu, tai ką aš sapnavau, tai viskas vyko subtiliam lygmenį, aš kovojau su gyvate, ąžuolui liepiau bėgti į mišką, o jis prabudo nuo įtampos, nes į miškę gyvatė užpuolė. Tai vat ta didelė gyvatė, jinai tokia sapnuose simbolizuoja nelabai turbūt gerus dalykus. Ir kaip tik po to sapno, kurį aš sapnavau, kad vat, vaikai mano ten pasivertę gyvūnėliais kovojo su ta gyvate, po dienos mano to vėjūnė susirgo. Jinai, nu, tiesiog kai pradėjo kilti temperatūra, kilo iki 39 ir 4 buvo. Bet, nu, ką aš dariau, aš miegojau su ja kartu ir aš žinodama, net ir draugėm rašiau kažkaip, man atrodo, šitą sapną ir sakau, nu, reikia laukti, pažiūrėsim, kas čia bus. Nu, tai ilgai laukti nereikėjo, bet kada žinojau šitą viską, kas vyksta, tai tiesiog pradirbau savaip tuo metu, ten išvaliau tos gyvatės nuodus, padarytą žalą, poveikį mano vaikam, atstačiau pažeistą tvarką, paleidau gimimo procesus ir vėjūnė rytą prabudo jau kaip ir, nu, dar dieną pabuvo, ta temperatūra gal 37 kelios dalys, bet iš tikrųjų, ne, nu, 2 dienas, vat maksimum visas tas jos procesas truko ir šiandien jau išėjus į mokyklą. Tai esmė kokia, prieš užmiegant dar kažkaip, vat, kai vėjūnė sirgo, apie tą gyvatę mes ten su vaikais kalbėjom ir jinai klausė, jinai nieko nesakė, bet po to prieš užmiegant jinai kažkaip sako, mamytė sako, aš žinau, kas yra ta gyvatė. Sakau, kas? Sako, devil. Nu, ta prasme, jinai įvardino tai kaip blogį, kaip velnę, kaip kažką tokio. Ir tada kyla klausimas, jeigu iš tikrųjų yra tas neigiamas poveikis tų tamsiųjų jėgų, ar ne, tų vat, blogio jėgų žmogui. Kas čia paklausė manęs, nepamenu, sako, kodėl Dievas leidžia tai įvykti. Na, mes turim tuos savo kūrėjus, savo pasaulius, iš kurių ateinam, kas mus sukūrė. Ar ne, ir yra va, tas blogio ir gėrio kova. Kodėl iš vis leidžiama, kad tai įvyktų, ar ne, kad mums kažkas kenktų, kad... O vat todėl galvoju, kad yra laisva valia. Yra laisva valia rinktis tas visatos dėsnis, ar ne, nu, kad mes galime pasirinkti, ką mes darysime, kur mes eisime, su kuo, kaip. Mums negali būti uždrausta kažkur kažko. Visas gyvenimas sukasi apie pasirinkimus ir apie pasekmes. Lygiai taip pat Ieva turėjo pasirinkimą paklausyti to blogio ar ne, suvalgyti tą obuolį ar ne, nu, čia kaip pavyzdys. Tai lygiai taip pat ir mes gyvenime kiekvieną kartą turime pasirinkimą, ar plakti save, ar neplakti, ar daryti kažką, ar nedaryti, ar rinktis gėrį ar blogį, šviesą, tamsą. Ir tai nėra nei blogai, nei gerai, tie pasirinkimai, tik yra pasekmės ir kokios pasekmės yra pagal, tai mes vienaip ar kitaip ir sprendžiam, paskui ką su visu tuo daryti, nu, kaip išspręsti visą tai. Tai vat su tom pasekmėm ir viskuo kaip tvarkytis, tai nu, yra pasekmės, ar ne, tai aš visada, pavyzdžiui, jeigu jau prisikuriu kažkokių pasekmių savo nesąmoningais pasirinkimais,
aš peržiūriu, kodėl aš taip renkuosi, kokia energija slypi už to. Nu, pavyzdžiui, nepriimu savo kūno, ar ne, vat, savo ten tų kelių kilogramų ant pilvo. Kodėl, vat, kokia energija už to slypi? Vat, noras tobulumo, noras būti vat, tai tokiai kažkokiai sukurtai įvaizdžio kažkokio iš išorės, ar ne, kad būčiau tobula. O tai kas yra tobulybė, iš vis įmanoma pasiekti, ar ne kažkaip, nežinau. Ir tada žiūri, ką su to galiu aš padaryti, kaip tą vat, priimti save. Nu, nereikia, aišku, kraštutinumų, vėlgi mes žiūrim normaliai, realiai. Jeigu, pavyzdžiui, sverčiau 150 kg, kaip pavyzdys, ir man būtų sunku judėti, įtikinėjimas savęs, kad, nu, aš priimu save tokia, kokia esu, būtų tokia, sakyčiau, saviapgaulė galbūt. Nes tas priimu save tokia, kokia esu su tuo 150 kg, būtų, nu, toks, kaip sakau, vat, savęs apgaudinėjimas, kad nieko nedaryti. Ir tada kelčiau klausimą, o kodėl aš nieko nedarau, kodėl nepriimu sprendimų, kodėl neieškau informacijos, kodėl tas svoris kaupėsi. O šiaip, kas liečia viršsvorį, tai yra saugumo jausmo trūkumas dažniausiai. Kūnas pradeda kaupti apsauginį sluoksnį, kada mes viduje dėl kažko nesijaučiam saugus. Ar dėl santykių, ar dėl finansų, ar dėl ateities, ar dėl artimųjų požiūrio palaikymo ar kažko. Tai reikia va tą pasižiūrėti, iš kurios pusės, va, iš kur ateina tas nesaugumo jausmas. Kodėl aš linkusi sukaupti aplink save kažką. Dar ką pastebėjau tendenciją, dažnai moterys būna tos tokios minkštos, apvalios, šiltos, jaukios, pas kurias išreikštas labai didelis motiniškumas. Toks neblogąja prasme, ta prasme nesupraskit klaidingai, bet kai būna tos motinos perekšlės, tokios, tos vištutės, tokios, nu, kur saugo vaikučius, kur visais pasirūpina, visi pavalgydinti turi būti, visiems turi būti gerai, šilta, jauku ir malonu, visi turi jaustis gerai, jaukiai. Nu, tas vat, perdėtas tarsi motiniškumas, išėjimas į vien tik motinos vaidmenį irgi gali sukelti tą viršsvorio augimą, nes, nu, mamos turi būti daug visiems, mama turi priimti visus į savo minkštą, šiltą, didelį glėbį ir taip toliau. Tai kada moteris pradeda save atradinėti ne tik motinos vaidmenyje, bet didina judesį, apsukas, energijas ir kituose vaidmenyse, tada pradeda tas svoris pasiskirstyti ir po kitur išeidinėti jisai pradeda. Tik reikia kelti klausimą, kodėl, pavyzdžiui, aš nematau savęs kituose vaidmenyse. Pavyzdžiui, moteris įsijaučia į mamos vaidmenį, vaikai jau užaugę, bet tai tada atsiranda anūkai, dar kažkas ir sukamasi vat, tame rate namų rūpesčio kitais. Kodėl neišeinama į kitur, į kitą vaidmenį, kas aš esu dar, jeigu aš nebūčiau mama. Baimė, nepasitikėjimas savim, abejonės, lyginimasis su kitais, komforto zonos poreikis, ta vat, baimė išeiti iš komforto zonos, kur man viskas aišku ir žinoma. Tai va šitos dalykus reikia tada savyje jau keisti ir tvarkyti, kad išeiti iš tos komforto zonos ir išjudėti. Kada išsijudina energijos, prasideda veiksmas kažkoks ir fiziniam lygmenį, tada visai kitaip tos energijos cirkuliuoja ir kūne, ir atsilaisvina jos, ir tada tas svoris daug lengviau krenta. Nes priešingo atveju galit, neprogramuoju, nesakau tikrai, bet žinau daug atvejų, kada ten ar dietos, ar sportas, ar dar kažkas, jeigu nepakeiti va čia, visa tai veikia labai laikinai. Dieta padės tol, kol jos laikysiesi, sportas padės tol, kol varysi už du. Ir jeigu nebus vidinio pokyčio, vidinės transformacijos, tol tas svoris nekris, arba jis kris, kaip sakau, laikinai ir kaip sako, laikiausi dietos, ten sportavau, ir viskas grįžo dar su kaupu dvigubai daugiau ir blogiau, po to jaučiuosi ir rankos nusvyra ir tada jau nebesinori nieko daryti. Tai taip yra todėl, kad daroma fiziniam lygmenį pokytis, bet jis neina su vidiniu pokyčiu kartu. Tai norint tą savo kūną susireguliuoti, turi būti ir vidinis pokytis, ir vidinė ta transformacija, tokia požiūrio, minčių, emocijų, darymo kažko. Tai va. Ir jeigu jau, kaip sakau, mano kažkokie pasirinkimai
veiksmai sukūrė man pasekmes, aš visada sakau, kad aš tas pasekmes pašalinu ir pasekmių pasekmes pašalinu, atstatau pažeistą tvarką, atsiprašau visų, ką palietė tie mano veikimai arba neveikimai. Tas mano lyginimasis su kitais gali irgi subtiliam lygmenį sukurti tam tikrus dalykus. Pavyzdžiui, galima, kaip sako, nužiūrėti plaukus, ar ne, vat noriu plaukų pas kažką gražių. Ir subtiliam lygmenį aš galiu jo prisimatuoti ten greitai, bet tai yra irgi pažeidimas tam tikras tam subtiliam lygmenį, nes tas žmogus, nuo kurio galbūt aš kažką nužiūrėjau, jam gali irgi pasidaryti, nelabai tie plaukai gal ten slinks ar ten dar kažkaip. Čia kaip pavyzdys. Geriau susižiūrėti save aplinkui, kas yra ir daryti realius veiksmus. Jeigu man nepatinka kažkas manyje, aš turiu daryti kažką. Tai sakykime, pradirbu tą, nesilyginu su savim ten, kokia buvau ar kokia norėčiau būti, gyvenu čia ir dabar ir žiūriu, ką dar galiu pakeisti dėl to savo kūno, išvaizdos ir panašiai. Yra dar kitas lygmuo išvaizdos ir taip, kaip mes priimam save, tai mes patikime senėjimo procesais. Mes patikime, kad nuo 40 lėtėja medžiagų apykaita, kad mes jau turime pradėti senti, kad mūsų išvaizda jau normalu, kad turi keistis. Ir šita programa jinai yra įdiegta irgi nuo labai seniai, nuo pasaulio sukūrimo gal labai seniai, ne nuo pasaulio sukūrimo, čia kokie 240 tūkstančių metų atgal, kada buvo dideli pokyčiai Žemėje ir buvome genetiškai modifikuoti, pakeičiant mūsų DNR struktūrą. Iš 12 tų lasdelių į 2 susuktas, perkirptas ir prasuktas, tai iš čia atsirado didelis tas mūsų genų ir galimybių blokavimas ir tie senėjimo visi procesai, o realiai tai mes galėtume gyventi ilgai, kokybiškai, jaunai atrodantys, nesusendami ir nesusidėvėdami, ar kaip čia pasakyti. Galų gale net ir Biblijoje yra, kad ten apie Abraomą kažkas rašyta, kad susilaukė sūnaus ten 960 metų ir kiek ten, neatsimenu dabar tiksliai, bet esmė. Tai kaip tą padaryti, kaip stabdyti senėjimo procesus savo organizme, ar ne? Vėlgi, pirmiausiai išsiinstaliuoti senėjimo programas. Kaip jas išsiinstaliuoti, tas senėjimo programas? Pirmiausiai sekti savo mintis. Žiūrėti, kada ir iš kur kyla mintys apie tai, kad tai senstu, pamačiau raukšlę, pajausti, kurioj kūno vietoje ta senėjimo programa pas mane gyvena. Kuria kūno vieta aš tą senėjimo programą jaučiu. Gali būti, kad ta senėjimo programa jinai yra galvoje, galbūt širdyje, galbūt saulės rezginyje, tai nėra didelio skirtumo, kiekvienam gali būti kitaip. Bet mes galime išreikšti, kad aš sustabdau ir išvedu iš savo visų lygių, laikų ir struktūrų tą senėjimo programą. Vietoj tas vietas, kur buvo ta programa, išvalau, atstatau, kad neliktų ten nieko. Ir į tas vietas atsisiunčiu iš savo sielos tą informaciją, kuri reikalinga man šiuo metu apie mano amžių, apie mano gyvenimą, apie mano galimybės. Tarsi tą vietą, kurioje buvo programa, užpildau naują informaciją, o vis tik, koks yra žmogus, kokios jo galimybės, koks yra kūnas, kokios jo galimybės ir ką jisai gali. Tai esmė kokia, tas senėjimas tai įsijungia labai tada, ypatingai greitai pasileidžia nuo kalnelio riedėti, kada žmogus nebemato tikslo, kai neturi jokio aiškaus, tokio akivaizdaus didesnio tikslo gyvenime. Nekalbu apie tai, kad mano tikslas atsikelti ryte ir pavalgyti pusryčius, ten išgerti kavos, kažkur nueiti į darbą. Aplamai turi būti tikslas. Žmogus senatvėje jisai jau nebemato tikslo gyventi, nes jau senatvėje, jau čia dirbau, vaikai užauginti. Tai ką jau čia ir beveiksi daugiau, jau kaip ir galima jau ir susipakuoti čia tuos daiktus. Bet jeigu žmogus, jisai turi didelių tikslų, siekių, troškimų,
norų paremtų energiją, gyvenimo džiaugsmu, noru pamatyti kažką pasaulyje, ko dar nemačiau, mum yra paduodama energija ir visos galimybės tai pasiekti. Ir žmonės senatvėje, kodėl regėjimas prastėja, nes jie ateityje jau nebemato nieko gražaus. Jie ateityje mato jau senatvę, ligas ir mirtį ir jie nebenori to matyti. Jie pradeda sukti, bandyti laiką atgal ir ten gaunasi tokia chirnė. Ir negerai, gaunasi negerai. Tai mums, kiek mes viduje sugebėsime išlaikyti tą norą, poreikį matyti kažką daugiau, pasiekti daugiau, keliauti, pažinti, išmokti, džiaugtis buvimu čia, tuo ilgiau mes būsim sveikesni, jaunesni, gyvybingesni, mums bus paduodama daugiau energijos. Pavyzdžiui, irgi pavyzdys man yra vyro tėvai, sakykime, jie yra jau virš 80 metų, amžiuje žmonės. Ta prasme, duok Dieve tiek energijos ir sveikatos kiekvienam jaunesniam, kaip jie tai daro. Ten tėtis groja kapeloje, su bendruomenė važiuoja kažkur, savanoriauja, šventėse kažką meistravoja, ten kalą malą daro. Mama eina žoliauja ir dar ten darbų nesibaigiančių reikalų, ten reikia žolių pririnkti, pridžiovinti, duoti tam, duoti anam, nueiti į 3 amžiaus universitetą, paskaitą paklausyti, dar reikia numegzti kojines anūkį. Reikalų milijonas ir nėra kada sėdėti. Ir jie savo varo, senukai, niekad aš jų nemačiau ten sėdinčių, dejuojančių ar kažkaip tai va taip. Tai apie ką ir kalbu, kad mes turim jausti šitos dalykus, instaliuoti iš savo smegeninės tas programas, kad jau čia viskas jau senstam ir tuo pareis galas. O kodėl neužsibrėžti savo ribą, kad žmogus gali gyventi ne 100 metų, 2, 3, 5, ar ne, bet keiskim vidinius nusistatymus. Praplėskim savo tas požiūrio ribas iki tiek, kiek mums yra šiuo metu patogu ir jauku būti. Ir tas senėjimo programos, ne programos, o procesai prasideda tada, kada dalinasi mūsų ląstelės atsinaujinimo, ir yra tie prie genų telomerų uodegytės tokios, jūs galite pasigūglinti, yra lietuvių labai nuostabus genetikas Danielius Serapinas ir Marija Mendelė Leliugienė, jie ten daro tuos tyrimus, eksperimentus apie tuos telomerų trumpėjimą, ilgėjimą, amžiaus, kaip sustabdyti telomerų trumpėjimą ir atstatyti vos ne savo amžių. Mes senstam, bet mes galim ir atjaunėti. Tas procesas nėra tik į vieną pusę, jis yra dvipusis, nes pagal tyrimus mokslinius tie genų telomerai, jeigu mes nieko nedarom, gyvenam strese, nerimo, įtampa, viskas, jie trumpėja, bet jeigu mes gyvename džiaugsme, pakilime emocinėme, susitvarkę su savo galva ir jausmais, tie telomerai ne tik, kad nustoja trumpėti, jie pradeda ilgėti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes viduje jaunėjame. Tai visa tai yra, sakau, ne kažkas, ne ezoterika, ne mano prisisvaigimai, apie tai aš esu kalbėjus su abiem, ir su Serapinu, ir su Leliugienė, dalyvavus jų stovyklose kaip ir konsultantė, ir mes ten daug bendravę ir kaip sakant, išbandyta daug dalykų neoficialiai, netyrimų srityje, sakykime, šitų visų praktikų, kurias aš taikau. Su Marija mes esame išbandę jos ligą, vėžio ir ląstelių atnaujinimo, atstatymo ir tyrimais paremtų. Tai tikrai veikia ir tą reikia suvokti ir suprasti ir sakyti, kad praplečiu savo suvokimo ribas, priimu informaciją tą, kuri man reikalinga, kuri siejasi su mano amžiumi, su mano išvaizda, kad visą tai galima keisti, transformuoti, atnaujinti, atstatyti. Ir toks patarimas, nustokim skaičiuoti savo metus. Apie gimtadienius kažkas ten klausė, kaip švenčiat, kaip paminit vaiko ten pirmą gimtadienį ir panašiai. Mes nebešvenčiam tų gimtadienių, neminim, nėra pas mus ten tų balių, giminių, kažkokių susirinkimų. Na taip, pasidarom su šeima kažkokią tai išvyką, išvažiuojam kažkur, Lietuva tai būdavo tai akvaparką, tai vėl kažkur prie ežero, bet neužfiksuojam, žvakučių ant torto nedegam, nepučiam, neskaičiuojam, nefiksuojam to laiko.
Nes laikas, nu kaip, žinom, kad fiziniam lygmenį yra laikas, linijinis toksai, o subtiliam lygmenį laikas yra visai kitaip. Vienu metu vyksta praeitis, dabartis, ateitis ir viską galima pažiūrėti, keisti ir taip toliau. Tai va, tai toks, galvojau, bus trumpas įrašas, bet gavosi vidutinis, apie tą priėmimą savęs, apie mūsų išvaizdą, svorį, amžių ir kaip su tuo bandyti susitvarkyti. Jeigu bus klausimų kažkokių, jaučiu, kad kažko nepaminėjau, norėjau dar kažką pasakyti, bet jau nuplaukė, tai klauskit klausimuose, bandysiu atsakyti po klausimais arba kitų įrašų. Kaip sakant, būkim jaunos, gražios ir mylėkim save. Ate.